Tai va, atvažiavau į kaimą. Dabar reikia kažkaip sniegas nusigast. Šiupelis yra. Nusikasim ir pradėsim darbus. Reikia vairuotojo pusės kaladėlės nuimti, nes jos užstrigusios. Prisipūst padangas, uždėti ratus ir bandysim Nissaną įvaryti į šitą garažą kažkaip. Ir tada prasidės visi darbai. Na štai, šiek tiek atsikasiau. Nenorėjau čia viską atkast. Man svarbu, kad tiesiog užtektų vietos padirbėti. Tai va. Tai dabar planai pasikeliu šitą pusę, padangas prisipučiu, uždedu ir tada kitoj pusėj reikia nusimti kaladėlės. Ir ja, kaip ir tiek. Na, ir tada bandysim mašiną įstumti į garažą. Užsidėjau priekinį ratą ir dabar laukiu, kol kompresorių atveš. O tuo tarpu pasikėliau jau šitą pusę mašinos. Čia ant stovo pastačiau. Ir dabar priekį keliu, jau nusėmiau ratą ir bandysim nuimti kaladėlės. Suportas nuimtas, o kaladėlės totaliai prikepė. Dabar reikės bandyti kažkaip jas nuo disko atkrapštyti. Na, bet bent jau pradžia. Na, su kaladėlėm nebuvo labai daug problemų. Atsuktuvą užkišau ir nusėmė. Tai dabar aš jas nešu į garažą pasidėti. Ir dabar vienintelis dalykas, ko reikia, tai sulauk, kada kompresorių atveš. O atvežus kompresorių, aš prisipūsiu visus... vos nepaslydau. Jo, atvežus kompresorių, paskutinis dalykas, kas liks padaryti, visas padangas prisipūst ir bandyti įsivaryti į garažą. Šis Nissanas yra supuvęs ir reikės jį visiškai nuardyti iki kėbulo. Aš planuoju jį nuardyti tiek, kad jisai stovėtų ant ratų. Nu, žodžiu, kad būtų tiesiog grynas kėbulas ant ratų. Ir variklį išimti ir viską. Ir visas duris. Ir tada vežti vyrint. Nes kitaip niekaip. Tai dabar laukiam, kada atveš kompresorių. Ir žiūrėsim kaip toliau. Žodžiu, atvažiavo pagalba. Ir Nissaną išsitraukėm iš šitos vietos. Jisai buvo žiauriai įsėdęs. Tai jau parodysiu. Neva ir įkalčio vietas. Įsidėjom tiek stovės, kad buvo taip didžiausias. Sunku buvo, kai rankom neištumėm, teko su mašina traukti. Pala. Neprijungiam to, kur... Ko? Už tavęs, kur ant traktorius yra su šituo. Su kuom? Fiškė. O, blėti, va čia kur ėjo. Jo, pritaisyk zolkės, mačiau kažkur yra. Naku tos zolkės? Pritaisyk, kad bent jau jis kažkur gražiai stovėtų, o ne kabėtų. Kad eitų į throttle body. Ir apsukiai, nes mačiau, kad čia metalas yra, tai blėti minusas eina, koksai tai žinai. Apsuk tą visą metalinį. Šitą? Visą tą metalinį apsuk. Visas buvo ir apsuktas. Tai ir apsukit ir visą piktą, nes jeigu jis turi srovę karočią einančią, tai tada negerai. A tai kur dabar tasai konektorius? Va. Ten? Ieškau. Kaip važinėja? Palikit tu jį ramiai. Aš jau nieko, patikė nevažinėja. Vyte, kiek ten jau. Gerai, dedam akumą. Jo, žiūriu čia nepučiu. Tikrai? Dar patikrim. Negirdži. Ja, net motoras krūtai, gerai. Ai, ja. Aha, dabar kur čia minusas, blėt? Čia, gerai. Traukim. Tikrai ten minusas? Ne. Žiūrėk, kad kėbulą, blėt, čia reikia. Eik tu nakui. Klemų, blėt, prisuk, ne? Prisuk.
Kažkiek. Jeigu kumas geras. Nesisuka net, kurva. Gerai, dedu pliusą. Ir uždėjau. Lempas patikrink. Įjungiau? Net nebedega. Ne. Akumas myrės. Sakai? X-trailą tada? Blemba, da tyliai dirbo. Tai mes garažą negalime. Davai, savo kodų tėvėl turi dirbti. Kūro neleidžia, nežiūrėk? Gerai, reikia nuimti nuo turbinas. Ką? Nuo turbinas reikia nuimti ir dedam čia tiesiai nuo įtraukimo. Kaip suprasti? Nedaina, lakas iki jo. Mano rankas dreba tiesiog. Nepažiūrėk. Ai, tu na. Nelauk. Nepaduoda kūrą. Nepaduoda? Nepaduoda kūrą. Tai... Ir vakumą leidžia. Pro kur? Iš šiandien kažkur leidžia vakumą. Pabandom laikinai greit uždėti šitą. Na kągi, šiandienai darbų užteks. Bandėm sustvarkyti su kūro sistemą. Pasirodo, kad kūro pompa mirus. Kūro bakas visas reikia keisti, nes čianais kaip eina šlangelės į siurblį, tiesiog nulūžo. Nu, tiesiog išpūvė. Išlupėm viską iš salono. Ir jo, bandysim tada kitoj savaitėj. Tai rytas. Mes baigiam labai vėlai dirbti. Dirbom iki 2:30 nakties. Ir noriu parodyti, ką mes padarėm. Tai, žodžiu, paliko pakeltas lempas. Ir ką mes padarėm? Nusėmėm kapotą. Ir pirmoje vietoje, kad atidaryt kapotą, reikėjo pjaut per čionais, kad rankiniu būdu spyną atidaryti, nes jinai buvo užpūvus ir reikėjo atsuktuvus kišti ir bandyti atidaryti. Tai ką mes padarėm to tarpo atidarę kapotą? Susijungiam viską čionais, pasidarėm tokią vakumo liniją, kad bent kažkiek laikytų. Sujungiam visas fiškės purkštukų, visus vakumus susijungiam, visas apšyfkės elektrai. Tada atsukiam kolpekus, išėmėm žvakes su švitriniu perėjau, kad būtų geresni kontaktai. Ir jo, į kiekvieną cilindrą įleidom po truputį tepalo, kad jie susiteptų, kad nekirstų taip per starterį. Tai nuėmėm oro filtrą, nes oro filtras... Palauk, šviesą jungsiu. Ir nuėmėm oro filtrą. Oro filtras nekokios būklės. Ir kūrėm be oro filtro dėl to, kad neprieitų šiukšlių. Tai vat, bandėm pakraut akumą, kuris buvo tenais. Tenais jisai yra. Bet jisai visiškai miręs. Reikės naujo. Gerai, tada galim eiti į apačią ir apžiūrėti rūdis. Na, čionais, aišku, yra šiek tiek ir čionais rūdžių. Tai dabar lipam į duobę ir parodysiu, kaip iš dugno atrodo. Tai, iš dugno dar ką pasidarėm. Nusėmėm išmetimą. O kodėl nusėmėm, nežinau. Šiaip savo nusėmėm, kad gražiau skambėtų ant užkūrimo. Bet slenkščiai, košmaras, kiaurai dugna eina į saloną. Į šitą pusę labai tragiškai atrodo. Frimreilas irgi sulankstytas. Jo, rūdžių visur pilna. Čianais vairuotojo pusė, keleivio pusė irgi ne kažką. Aišku, vairuotojo pusė šiek tiek baisiau atrodo. Tai ties dugnu kaip ir viskas. Dar ką reikės pasižiūrėti, tai pirmas ir antras purkštukas
leidžia pro salnikus benziną. Tai reikės auringai ir insuliatoriai pirktis. Tada ką pradėjom daryti ties galu. Tai šiek tiek jau pradėjau ardyti lempas. Šitą palikau. Ir o čia prasideda pats įdomumas. Išlupėm visą galinį saloną, kad prieit prie visur. Nes buvo problema. Kuras neateina iki variklio. Tai bandėm pasižiūrėti kuro pompą. Kuro pompos šlangučių nenuėmėm. Teko leist bakas į apačią. Nuleidę baką, bandėm nuimti šlangutės, o šlangos nutrūko nuo paties bako ant tiek užrūdijęs. Ką galiu parodyti. Tragiškai atrodo čia galas. Na, kaip ir pati geriausia vieta ir pasibaigė čia. Oi. Žodžiu. Čia matosi kuro bakas, ant kuro bako dabar ką tik padėjau šviesumą. Ir čia viskas išrūdyje, išpūvę, reikės pjauti, vyrint. Čia irgi matosi kiaura. Žodžiu, čia košmaras gale, tai jo, ir čia kaip ir viskas normaliai, ketvirčiai, viskas gerai, čia irgi viskas gerai, bet va, čia kiaurai išpūvę, čia va, tiesiog skylė didžiausia, va, kur eina zapaskė, visas išpūvęs, va, net tiesiog norėjom pasižiūrėti, ant kiek blogai, ir va, visas zapaskės šitas atsilenkęs, visą atlenkėm, va. Matosi, kaip lūžė, čia reikės pjaustyti ir vyrinti viskas per naują. Viskas čia va, žiūrėkit, čia toks košmaras. Tai va, tada dar ties salonu, nepaminėjau, kai mes saloną ardėm, čia jeigu klausimas yra, kas čia tas juodas š, tai čia tiesiog net žodžio prasme š ir ne bet koks, o žiūrkių, pacūkų, pelių. Ardant salone matėm 3 pelės, kurios bėgo, išsilakstė. Ir tada dar kai pamiršau paminėti, kai variklio skyriuje krapštėmės, iš kažkur iš tenais vienas pacūkas pabėgo iš variklio skyriaus ir jisai įkrito į duobę, tai dabar ten, man atrodo, gyventojai turim, nežinau, kaip jis ten išlips. Bet pati pagrindinė vieta jau buvo, tai vat už keleivio sėdynės priekinės. Čia kaip eina šitas ketvirtis visas. Bet čia nusiėmė plasmasę ir va čia toksai lizdas buvo. O aš galiu parodyti, va visas lizdas ant žemės ištrauktas. Ir čia tik iš šito ketvirčio. Aš nekalbu apie kitas vietas. Tai, nežinau, kitą savaitę bandysim imt visą priekį, visą dashboardą ir žiūrėsim dar kiek tenais mes surasim gyventojų. Bet čia totalus košmaras yra. Ir žodžiu, parodyti, kuro baką nuleidom. Ir kuro bakas dabar stovi ant sėdynės galinės padėtas, kad ant žemės jisai būtų. Na tai, ką aš galiu pasakyti, šitą neseno pagrindinė tema yra nulūžę varžtai, nes aš jau net pamečiau skaičių, kiek aš varžtų nulaužiau, bandydamas juos atsukti. Taigi, nežinau, kaip ir bandėm jį ant eterio užkurt, dabar nežinau, aš nebandysiu tvarkyti jo, kad jisai normaliai dirbtų, aš noriu jį visą nardyti ir pirmoji vieta jį nuvežti, suvyrint. O tada jau galėsim tvarkyti, žiūrėti ir susikrauti taip, kad jisai normaliai važiuotų ir bandyti jį registruoti. Na, tai susinešiau beveik visas dalis į rūsį. Kapotą nusinešėm ir dabar aš vieną susinešiau visas salono dalis, kurias išėmiau. Liko tik tai apatinė dalis sėdynės, kurią padėjau po baku, nes bako taip ir neištraukiau. Ir šitas 2 lempas, vidurinė dalis ir dešinioji galinių lempų liko.